Čia su jumis vėl LT kompai ir šiandien aš jūs išmokinsiu padaryti internetinę bombą. Šita bomba, jinai, kaip žodis sako internetinė, tai jinai paleidžia iš karto internetą. Ir tai kai kurios žmonės labai pykdo. Ypač jeigu jūs nuspręsite, pavyzdžiui, draugui atsiųsti, jos iš karto, kai supyksta, įdės jums atgal tokios. Tai va, palauk, čia ne tas, va. Čia pas mane yra parašta internetinė bomba, va, čia jungiu. Ir man išmeta. Nu, čia aš dar nedabaigiau, čia reikia įrašyti žinutę. Nu va, ir man išmeta internetą. Čia Google, o čia dar ir YouTube. Ir dar vieną YouTube, nu čia kažkokia nesą. Tai va, o kad tokią sukurti yra labai paprasta. Pirma, tu jums reikia įsijungti notepadą. Va, aš dabar tai. Va, aš jau pasileidau notepadą, pasinėjau kodas jau, kaip matote, yra įvestas. Va, jums reikia nukopinti va šitą, čia Start Internet Explorer, nu va šitą internetą. Chromas, nu tai čia Google Chrome, dar yra Firefox'as, bet aš nežinau kaip jis rašas, tai jau patiems reikės surasti. Nu tai pirma, ką jums reikia padaryti. Tai va šitas, kur yra parašyta MSG kažkoks taškelis ir va čia rašot savo žinutę. Galit bilę ką parašyti. Pavyzdžiui, tavo kompas tavo kompas miršta, pavyzdžiui. Kažkaip nenoriu galvoti dabar tokių. Nu tai va, po to dar galite prikopyti tokių, kad daug tokių iššoktų. Ir va, rašote tokių daug. Va, užteks ir 3. Po to, kur čia su internetais. Pirma, jums reikia, va čia prašyti savo svetainę tarp šitų kabučių. Aš galiu bilę ką parašyti, nors ir www.smile.ru. O vat kur chromikas, tegu man paleidžia www.svepirate.by. Lygtais tai. To galim padaryti, kad jis daugiau va tokių prijungtų. Na. Dabar 4 paleis Internet Explorerius. Nu tai jau baigime. Tai dabar jums reikia susikurti, kad būtų ne notepadas, o bat failas. Tai jums reikia įsijungti failai ir save as. Jums išmeta va tokią lentelę ir va čia, kur parašė pavadinimas ten yra ir va čia TXT, pataškelė. Nutrinat tą žodį TXT ir parašėte bat. O vat pavadinimą galite sugalvoti, pavyzdžiui, Minecraft hakai. Nes draugas čia tikrai norėtų atsisiųsti Minecraft hakų, jeigu jis neturi tokių. Tai va. Pas jūs dar liko šitas kodas ir vaime internetinę bombą. Draugas pagalvojęs, kad čia iš tikrųjų Minecraft hakas, jis tiesiog va paspaudžia ir iš karto va šitų nesąmonį primėta. Galima ir žymiai daugiau, kad jisai iš tikrųjų normaliai įsigastų. Ir šiaip tai norėčiau pasakyti, kad nuo šito viruso kompas būna užstringa. Bet čia tai būna laikinai, tai nebūna visam gyvenimui ir panašiai. Tai ir ačiū, kad žiūrėjote, prenumeruokite, laikinkite, klauskite, jeigu turit, klauskite, jeigu turit klausimų kažkokių. Nu ir paprašyčiau nerašyti man neigiamų, kad ten tą padarei, kažką dar blogai. Tai ačiū, kad žiūrėjot, viso gero.